Labas ralis. Tik ką, antroji ralio diena išaušo. Daliukas jau sėdi automobilyje, jau ruošiasi. Štai mūsų pagalbos automobilis, o mes jau lėkime link Ukmergės, link serviso. Pasimti savo automobiliuką, link uždaro parko. Ir nuo 8 gazuojame į trasas. Labas rytas, Daliu. Nu, ryte. Kaip mėgojai? Nu, pusiau. Pusiau. Ką, judam, pradėm naują dieną. Jau esame servise. Tai hebrytė susirinkus. Tiek mūsų, tiek... Labas, Ramukai. O, čia pagrindinis savo įrankis, ne? Labą rytą. Labą rytą. Oi, šilės. O, Besevičius. Na. Good morning. O, labas jaunuolė. Sveiki gyvi. Labą rytą. Va, coffee time. Labą rytą. Tada mes išvažiuojame. Graži maikė tavo. Va, atėjo dabar. Eik rengtis. Gerai, einam rengtis ir ruoštis. Ką, užkandam su sanuku. Daliukas įkalė kavytę. Gerai? Gerai. Dabudai. Dar ne, bet turi suveikti. Normaliaus kavytis. Jo, tai ką? Išsiema ralio Ukmergėje prasideda. Labą rytą. Labas rytas, gerot nuotaikos, vaikinai, nuo kralis prasideda. Super. Ai, žiūrės. Jo. Štai va, visa technika parke. Jau laukia mūsų. Labą rytą. Na, Deividų, išsimegojai? Jo, tai žiūriu naujas padangas dedat. O mes gerai mėgojom. Štai. A jūs ne naujas? Bet jeigu Giedriu neatsiliksim, tai žinai kas vėliau bus, kai dėsi naujas. A man su senom geriau sekasi, už tai aš dėjau naujas, tu gadin naujas, paskui su senom einat. Čia, davai, iki. A štai ir mūsų aparatas. Hebra varo į startą. Pirmas nuvažiavo Vaidotas Žala, antras Justas Simaška, tada Vladas Irkėčius, tada Gezečius ir tada mes. Labas, Vladai. Nu, kaip nuotaikytė šiandien? Gerai? Matau, kaip. Normaliai, iš 5 vietos startuosim, nėra tiek nugaras nedaužės, tai galim tas į priekį žiūrėti. Kas ten buvo vakar kroso trasa, kažkaip tam nesulipo. Paslydo vienoje vietoje, nagla jau. Aha. Bet šiaip gerai viskas. Palkėt, klausyti, kaip viską pasiruošėt. Atakuoti? Taip. Tai gerai, laukim. Davai. Okay, davai. Tai ką? O, ir Giedriukas. Labas. Nu, ką to? Taip sunkiai kėliau. Eik to. Galvoji, geriau pamėgoti, ką į ralį. 6 nors. Kur mėgi, čia kažkur ar Kaune? Lovai savo. Savo, geriausia savo yra. Ne geriau. Geriau būtų ilgiau ir svetimoje. Jo. Ir su svetima, ne? Gerai, davai. Štai matom ralį 2 dalyvius. 1, 2 ir 3. Tai ką reiškia, kad Rokas Stepanavičius šiandien startuos su savo automobiliu, su savo Hyundai'umi. O mes atsveikime su Pauliu Beniušiumi. Labas, Pauliu. Nu, kaip? Būdės, atsigavęs, pasiruošęs. Pailsėjęs. Jo, lik. Jo, gerai. Labas, Kristupai. Nusiteikęs? Nusiteikė visi gazuoti, einame ir mes nusiteikėti. Labą rytą. Labą rytą. Nu, tai kaip? Pasiruošę? Nusiteikė? Nežinau, ir vakar buvom pasiruošę, bet matai. Radot gedimą ar ne? Liktais, ne? Toj patikrinti? Bus aišku. Kelintis šiandien startuojat? 11-12. Gerai, iki. Deidas Gezečius važiuoja, lėkiam ir mes. Kol vyksta kūro pilimo procedūra, mes pakalbinkim kūro išpilimo direktorę ir prižiūrėtoją. Ar buvo nusižengimų vakar? Nebuvo,
Visi tvarkingi? Jis tvarkingai išauklėti moka, išlipa iš automobilio, nesėdi, nerūka kur užpilimo zonai. Tikrai ne. Rūka, žiūrėk. Pieštuką. Supratau. Už kokį ekipažą sergate? Nesakysiu. Ai, nesakysit? Nors gal galiu sakyti, Gali, tai kai aišku. ne LK dirbo. Jo. Jurkevičių gal? A, Jurkevičius, gražus vyras Jurkevičius. Gražus. Ir dar protingas, Bet ne dėl to. ir protingas dar, žinokit. A, dėl ko? A, kad pinigų turi? Ne. Tikrai taip. Gerai, gerą darbą ir pasimatysim. Iki. Ką, kuras išpiltas? Gazuosim. Tai ką, prasideda sportinė dalis, o sportinė dalis prasideda nuo nusilengvinimo. Užsidėjau naujas padangas, bet galvoju, kad padariau bišį klaidą, reikėjo pasitaupyti, bent jau dėti dvi. Dabar startuosim su 4 naujom, bet paskui neturėsim gerų padangų, tai gal ne geriausias sprendimas, paskui tik pagalvojau. Deidas Gizėčius važiuoja su senom, o Žala važiuoja irgi su naujom. Simaško važiuoja su liktai 2 naujom. Tai gal 2 naujas būtų geriausias sprendimas, bet yra kaip yra. Jau sprendimas padarytas ir nieko nebepakeisim. Ką? Matuojam padangų slėgį ir stojam į startą. Taigi, pirmas rytinis greičio ruožas. Nenubūdę dar su Daliu esam. Gal nuo Žalos 11, nuo Simaškos gal 10, nuo Gėzo 6, nuo Firkas 3, bet didžiausias nuostolis tai yra gal Vlado Jurkevičiui, kuris vidury greičio ruožas stovėjo tokia pakalnytėj tiesiai nuėjo į krūmus, tai labai gaila Vlado, bet kažkas gazavo, rizikavo, ne visiems tai išėjo į naudą. Mes bent jau važiuojam, laukiam, kol nubūsim ir tiek žinių.
Taigi, šiandien 2 greičio ruožai padaryti. Kol kas nepagaunam ritmą, vėl gavom Gezėčius 3 sekundės, Nusimaškas 2. Ir Samašauskas su mum kartu, Firka truputį gavo. Tai kažko, nežinau, tampamės, nėra ritmo. Nu, nieko, įsivažiuosim kaip laik, rytiniai dopai. Tai ką, mes jau regrupinge, tai hebrytė ruošias tvarkos, valos langus. Įsidėkim šėl kepurytę ir paklauskim Deividą Gezėčį. Mačiau, jisai šiandien labai gerai lekia, labai gerai gazuoja, bet dar geriau stuma. Kas nusprogo? Karoči, po antro greičio ruožo, aš net nežinau, nuvariau iki 3 ir pasirodo nebekrauna, nebeužsikuria mašina, šiaip ne taip užsistūmėm. Tvarėm į startą, dopę, išsijunginėjo jau ir interkomai, ekranai. Dar tie tramplinai, kur yra pilnais jau. Skrydom, nes žinai, noriu finišuoti, bet pasirodo kai yra ant starterio, žinai, galas laido, nulūžo metalas per pusę, tas laidas. Sargėt kažką biškį? Biškį padariau, užsikūrėm, kraunam, bandau, žinai, bet jau reikia... Stresą atgilų. Nu ir šitą, tai suvažiavau, žinai, gavas. Bėgai nesujungiau ir tas interkomas, karoči, viskas. Nieko nesneruo. Antra. Jo galvo šiaip viskas. Evaldas, kur lipam, sako. Eik tu savo. Sakau, nelipam. Varom. Bet neužgesęs dopė vis gerai, nepasibaigė elektroną. Ne, bet sakau, ekranai neberodė. Eik tu savo. Nežiauriai. Tai sakau, žinai, manau, kad ir dėl mašinos sulėtėjom į nerkuvimą. Ne taip sirblyk, kūną duoda viską. Tai 10 volt ar mažiau dar buvo likę. Ir čia jau, kai atvarėm jau viskas. Net, žinai, kur ir ekranai šis. Tai va, noriu dabar greit iškirpt, parodysiu tau, kaip šokom tai beleka. Turim trumpą regrupą, kelios minutės ir vėl lėksim. Nu, vis to kaip tas tai, tas pašokinėjai. Ant pirmo pašokau, kur nesitikėjau, tai galvoju, kas čia ant antro bus. Aš ant pirmą jau nusivečiau, nes aš biškį ten važiavęs, tai kai pirmas šokė, tada antrą labai tampa. Jo. Tai kažkaip irgi gal gerai, nes tas paskui toks, nu, gali nušokti, bet žinai, kaip sakyt, vieną kartą, nes paskui daugiau gali nepasisekti. Blemba, nu kažkaip nefainai. Bet šiaip gerai, atlaikė bei žalos tempų, ne? Nu, ne. Man taip iški per truk. Na, tai to vieną, kur pristabdėjai, ne? Nu tai ten dar yra kur. Yra dar, ne? Yra dar kur pasimokinta drinkinai, ne? YouTube'ės pažiūrėjai, da. Na, Gedriuk, žiūrėjai YouTube'ę prieš šitą dieną? Šitą sekciją, nežiau. Aišku, bet, nu, tas ir duoda. O čia kur... Grindumą kažkokia biškį, ne? Kur testus... Tupla. Tupla. Nieko, nu, va tą, kur testus darėm, kur žinojau atmintinai. Tai toks fainai, be baimės. Jo, bet tą čia pašokį ten, ar... Į pabaigą? Jo, tą, bet... Ar prilaikiai? Pirmą durnius prilaikiau ten tą tokio kamo, antrą normaliai, bet... Aha. Ir trečias tas geras būtų, jeigu tai pilnai eina. Jo. O tą kreivą paskui iš miškelio tą sustabdėjai? Už
tų džempų iš karto. Labai nedaug pakilom, bet Aha, aš kažkaip per lėtai. daug kur per lėtai, bet jeigu nori, kad nelenkčiau, turiu lėtai važiuoti. Tai jo. Tai neleng dar. Mašina labai gražiai viskas nupoliruota, tik parveš namo. Nu, bet čia burėkais neužkiši tai savo sausainiais. Nieka, visi taip sako, paskui ima, tik tai duok. Tai didėjai automobilis jau kūrėsi, labai gerai. Deividukas galės lėkti ir palenktyniauti toliau, nes dėl paskutinio greičio ruožą jis turėjo bėdų. Evaldas ir tas susiparinęs. O mūsų mechanikai baigė pilti kūrą, atjungia žarnas ir mes lėkėm vėl greičio ruožus. Dalis valo ratus, o mes po truputį prabandam, bet taip sunkiai. Dabar pagaliau parodėm antrą laiką. Ojoj, Justas Tamašauskas. 1 sekundę įvežėm Simaškai ir Gezevičiai. Nu, bet mum tokios trasos, arimai, kur įkarti, kažkaip visą laiką ardavosi neblogai. Kažkokios turim galbūt patirties iš seniau, iš Opelio laikų. Bet šiaip tai daug šiandien pralošę esam Deividui, pirmasis 2 greičio ruožas, tai atsiliekam 9 gal sekundėm. Na jo, tai šiaip Deividas 8 labai gerai lėkia, tai ne, kaip sakyt,
kol kas pateisina Ukmergės Karaliaus vardą. Sipaška irgi pučia. Mes tikiuosi po truputį nubūsim ir kažkaip galbūt pabėgėti. Bet šiaip kažko trūksta tokia. Karštas interviu. Nu, Justeli. Gal pas mane priekinis bumperis atplyšęs, o pas tave kai naujas. Pas gal minkštesnis priekis, gal daugiau tūpa. Arba Koks tau aukštas? tuplas daugiau tenai pridėta ir ten tupla mašina pasidaro. Nežinau, čia negaliu pasakyti. Klausyk, Rychla. Patiko, nepatiko? Fainiau, kai nėra, bet nu važiuoji ir važiuoji. Šiaip ten biškai pamečiau stenogramą. Ai, stenogramą pamečiau biškai? Aš žiūriu, kad kažkas tai laikas biškai žiūri. Tiesioji, nu ne tai, kad pamečiau, ta prasme tiesioji. Nenugirdau ir pastabdžiau, kur tiesus tramus. Supratau. Būna, man irgi būna, kažkaip blėniau, aš fiksu, kad tiek to jau paleisi. Tada jau visas piktas, jau galvoju, man tą šiandien per tą jaučiu įsijungsiu ant bordą pats išsisvajoja. Užvalgyk tuplas, ko toks piktas, sako, užvalgyk tuplas, ne? Gerai, Chebrytė. O mes ką? Mes lemba, lekiam pabiškį. Biškį šokų, bet truputį prisilaikiau. Tai toks, ne taip, kad pūlų, tik. Mes tai truputį pasilaikėm, bet panašu, kad reikėjo daugiau. Tai galą tai pop, bet kadangi važiuoklė gera, tai nieko taip. Tai žodžiu, kur mes pabaigėm įstuk? Kad miške šokom nebūtų. Ai, gerai, tai... Greičio ruošai. Pasiduodi? Ne. Dublis numeris 3. Aprangos pasikeičia. Jo. Jau prie stalo sėdėm, ne? Jau sėdėjau prie stalo. Tai... Prieš tai kamera buvo įsikrovę. Jo, buvo įsikrovę, dabar rodo gal ką. Ir prisijungė Vytautas. Vytautai? Ką padarėt? Vakar mačiau pralašinėjęs ant galą Ramūną Čepkauską, šiandien jau laiminėjęs. Kokia čia jūsų ta taktika? Turim su Žilinu, kad alsuoti nugarą labai patinka, tai 5 sekundės numušėm tą kugelį ir tada minus pusę sekundės. Labai viskas atskaičiuoju. Taigi, važiuojam jau po plovyklos, kažkaip stikinėčiai ant kamerą nelaikom įtampos sunkurėjai, tai važiuojam į servisą ir pakalbinsim visas, kaip dalį čia pirma rytinė sekcija. Pirma rytinė sekcija, antroji dalyje atsipūdo. Kaip visą laiką. Pirma dalis buvo labai prasta ir nepatenkinti būdu savo darbą. Bet antroji jau... Antroji jau pradėjom važiuoti, bet visi važiuoja. Jo, vis tiek biškį darom klaidų, paslydom vienoj sankryžytį, biškį per daug plačiai išvažiavam, pasklijom greičio ruožę, tai kokios pusantros sekundės, kaip Dalis sakė, palikom, taip tiek ir gavom greičio ruožę, tai žodžiu, visi važiuoja greitai, tiksliai ir klaidų daryti mes paprasčiausiai nebegalime. Tada į kairę iškikėsit reikia tos, kur sveskit reikia.
tai jisai pats nenorėjo. Jo, tai čia tas pats. Seniau kalbėdavo Žala su Jurkevičium, šiandien kalba su Simaška. Keičiasi laikai. Keičiasi laikai, na. Simaška šis toks nebuvo, pernai niekas nežinojo, kas su Simaška. Pamiršė, tėvą jau pamiršė. Kad jau bepratis. Jie bepratis, jau nervuoja jau kai kuriuos. Jau nervuoja. Vienas nervuoja, dabar kitas nervuoja. Nu. Jo. Nu, Vaiduk, kaip tau šiandien ta diena klostosi? Gerai. Iš kur tu randis tų sekundžių? Nes, supranta, jie važiuoja šalimais manęs, biški veža, bet žinau kur. Bet kur tu važiuoji, tai aš nežinau. Kur važiuoji? Dabar, kokiam lygiai. Kampus kapu. Ir stopai mačiau, žiūrėk, matei stopą užsidegė, 6 į Kalniuką bimt, žiūri Simaškas neužsidegė, sakau, oi dabar gau, sakau, čia vėl ten 3 viršaus. Čia antras? Antras rytinis. Žaidas, Tai 6 į Kalniuką, jo. Nu, tai kas susidegė? Stopai pas jį užsidegė. Antras. Pas Žalą. Pas tave ne. Antras čia kuris dabar čia. Nu, tas miškas, kur minkšta, ne? Tik toks lengvas ir hop, nu. Jo, biski pagesnė. Ir svarbiausiai tam į kairį visiškai nepataikė. Tokį grybą supjojau iš antro karto. Bet tada supranti, kai užpyksti, tada jau gerai eina. Tą mišką iki tų trojkų paleidau non-stop. Pažiūri, sakau, jeigu jis taip visur stabdo, sakau, ir greičiau važiuoti, tai kas čia daras. Galiu nusifotkinti dėpti. O Justėlį kaip tas pirmas sekcija, kaip vertinė, kaip daug klaidų, ar nebuvo klaidų, ar viskas gerai, ar... Jo, nu buvo. Pirmoji sekcijų, tai ten po grubę klaidą pirmuose padariau. 7 jau pravažiavau taip neblogai. O antroji sekcijoje irgi su tokiam klaidelėm kažkam. Bet negrubiom, ne? Nu, toks, dabar jau pravažiavus toks, jo, kažkur. O 10 atrodė, kad gerai pravažiavau. Dabar Žala paaiškino, kur aš į 4 įsijungius ten pilnais praėjau. Nu, tai va, jau čia. Paskutiniam? Aha. Kur atvarai, kur už sankryžos. Tai jisai iki džempų viską pilnais. Jis net ant to žemyn toks įkai. A, ne? Ant to, tipo, netyčia, sako, praėjau pirmą kartą pilnais. Eikta. Ir tada, sako, svarbu, kad eina. Nu, tai jo, čia jau to tai neperskaičiau. Jo. Tai aš roktestų ten dariau. Ten, blemba, daug kartų variau, bet pilnais, nu, nekaip ten. Tai meluoja. Klausyk. Čia būna, paklausi, pilnais, jo, pilnais. Pažiūrėjom vardą. Jo. Gal kalbėjai su Vlada? Bet jo, bet ten 2+, tai sakyčiau, kad, nu, 5. Sakė nieko, net nesugadinau mašiną. A, ne? Tik užklimpa, nu. A, užklimpa neišvažiavo. O kur klaida gal sakė, kame reikalas? Dėl to klaida. Kas iššūkė? Kur klaida? Ne, neklausiu. Nu, gal pamatysi, paklausimą dar. Lemba, o žinai, aš tą 7 pirmą tą atkarpą buvau sėdėjęs šalia Kvedaro. Jis mane vežė. Ir ten toks pirmas kairys yra ir tada dešinys pasidėjo. Tai tą kairį per tos testus buvo padėtas ženklas. Ir man susifiksavo, kad reikia pastabdyti prieš tą kairį. O ten iš tikrųjų reikia pastabdyti tik jau prieš tą dešinį. Ir vis promaklinau. Aš irgi tą kairį pastabdžiau, bet pirmą kartą dešinį pavėlavau žiūri, ten taip užsistačiau palei mišką, tai jeigu būčiau nepastabdęs, tai ten nebūčiau tilvęs. Bet tą baisiausią atlaikiau, tą, kur jau ten įsibėgėjai ir toks į kairę. Nu, čia irgi toj pradžioj, pirmoji daly. Nu tai pravažiuoji vieną trojkę į dešinę, tada pravažiuoji sekančią trojkę į dešinę ir tada jau varai. Ir tas toks yra stramplo. Tai tą atlaikiau. Ai, žinau. Aš irgi pirmą kartą neatlaikiau, žiūrėk, kad laiką. O antrą kartą mane ten taip toks pagavo ant tų bangų. Aš pirmą kartą taip atleidau gazą. Aš ir pirmą kartą netgi pastabdžiau gal ne. Nu, žodžiu, turim kur dar tobulėti. Tai va tokios įžvalgos iš lenktyninko po pirmo rato antros dienos. Tai ką, reklubas. Vydas Gizėčius šitoj važiuoja toliau. Kiek galimybė sekundė. Tampa jūsų laikrodžiai? Ne. Jau stresas biškai praėjo? Jau geriau? Buvo gal stresas. Buvo, ne? Gerai. Vydas Gizėčius turėjo techninių gedimų, o mes sėdam važiuoti irgi į servisą.
Seniokų pašnekesiai. Labą dieną. Labą Kaip dieną. jums lekėsi? Ai, su nuotykiais. Pirmą greičio ruožą sufinišavom, pastebėjom, kad bėga kažkur iš radiatoriaus. Antifrizas pasitrynė radiatorių šiek tiek, tai nusimetėm ten bijojom užvirti. O paskui paskutiniam, ką tik vežėjai akmenį labai didelį kabinom, minusavom ratą 3 kilometrė, tai pusė greičio ruožo tuščia, praradom 40 sekundžių, bet finišą pasiėmė. Jo, tai svarbiausia finišą. Irgi su tokiom smulkiom problemytėm, bet važiuojam. Daris Besėčius, valiojasi ant žemės, už vakarykštės nuodėmės paguldė. Vakar buvo linksma, šiandien liūdna. Ką čia dariuk darai? Nu, buvo kažkas apsaugas, nežinau, čia kažkas. A, biškai krenta apsaugas, ne? Velniai kažkokie. Supratau. Žygis matau lūpą, aš irgi iš kitos pusės. 100%, čia jis kalčiausias. Jo. A ten matė biškai kažkas pašlapevę ant apsaugos yra? Ten tokiais metais tokie ėjo. Ai, čia tokia mada, ne? Gamyklinis brokas. Bet daugiau mašinis gerai, ne? Viską nieko nesugadina. Nu, ne, niekada Giedrius nesilsi. O paklauskim, kaip Karolio kairė. Bamperis po truputį vis tiek kartais, kad ir paklijavo. Bet daugiau mašina kaip ir gerai važiuoja, kuo mes ir džiaugiamės. Sveikas automobilis. Ką meistriukai, ką gero, ką prigadina, neprigadina? Nieko. Viskas gerai, ne? Kosmetika. Just cosmetic. Bamperį biškai gablą trūksta, žiūriu? Ar čia nuo vakar? Ne, tu. Ai, čia vakarykštis jau tas? Taip turi būti. Aerodinamika? Iš gamyklos tai Jo. išėjo. Viskas aišku. Žiūri, mašina kaip nauja, beveik net neišpurvinta, ne? Ne. Nu, Palyginus ne. supratau. Tikėjomės blogiau. Supratau. Ok, tvarkykit. Aurimo Idžiūno fiesta. Viskas gerai? Nieko nesugadina? Ne, labai gerai. O, šunuoliai. Gerą remontuot, kai nieko nesugadina, ne? Tik nuvalyt, paplaut biškį ir pervaržyt ir viso. Taigi buvo pletkai, kad Aurimas Idžiūnas sugadino automobilį, bet iš tikrųjų nieko jis nesugadino, o sugadino brokoris. Šiandien turim sausainių. Na, ir gražinam skolą dėdį. Kurios dėdį nori? Kurių nori išsirinkti? Aš patarysiu šitų. Šitų? Sarbatytė. Sarbatytė labai bus skanu išeiti. O šiandien mes lažinomės ar ne? Ko? To pačio? Ne, iš to pačio nerizikuoti. Ne, iš to pačio ne. Ne, kitam etapui. Dabar jau aišku. Jo. Bet ant kito vėl darysim. Gerai. Nepamirškit, čiplio sausainiai. Jo. Apmoka Giedriaus lažybas. Ką čia turi, Kristina? Ką? Ką čia turi parodyk? Iš kur gavai? Kaip iš kur gavau? Davė gerbėjas. Nu, už ką gavė, davė. Pirko maikutę ir džemperį. Nu? Ir dar davė daugiau. Sakė, Giedrius sakė, pažįstu, nepažįstu. Remiu. Ten sakyk, ne man. Tik sakyk, nu, davė rėmimą 7 eurų ar kiek. 70 eurų, Nu, taip, ačiū, taip. dariau pasakyti, ačiū, kurie paspaudžiat YouTube, ačiū ir kurie ne tik YouTube paspaudžiat, dar kartą didelis jums ačiū už prisidėjimą. Latkevičius. Nebevalgyk tų ledų jau. Mašina nepaverš, nepadės. Nuotkau, apsuk kamerą ir greitai. Mergaitė? Ne, nebe mergaitė jau. Aurimai, buvo pletkai, kad jums stogas buvo. Matyt, sumaišė su brokeriu. Gerai, ne stogas. Augi. Ko toks veidis? Prašau, šią sąmonę. Galvoju, vis tiek šitą dalį turėsiu iškirpti. Jo. Gal im nuotkau mašinių pavalgyti. Arbūzą, papjausi, kad nori arbūzą. Nu kaip? Baigi išmokt važiuoti. Baigiu. Gal tau dar pasuks, ką nors? Gali? Aš galiu ant tes noriu pasitreniruoti, bijau savo sukti. Su kažką Bet kaip? Pradžia paėjo gerai. Ką susukom, tas gerai. O, ačiū labai. Džiaugiuosi, ačiū tau, noriu padėkoti prieš Lietuvą. Molodėts. Bet jau girdėjau kalbant, Latkevičius, kad nebegražiai važiuoja. Karstą mūsų. Nu, vieną du pavažiavom gražiau. Ai, buvo ir karstą vienam? Ne, man nepatenkintas. Na, ne. Fotografas, ne? Ėdi ir tu, ne?
Tavęs mokau. Tu girdėjai, kad tavo gerbėjai metasi ant vinies, kad šalmą pakabintų. Po kiek metą? Nesulauks? Ar normaliai savęs reikia pasižiūrėti? Kaip šį blekis tikrai? Ne, pabiškai. Ne, mes per pačią liūtį susirašėm. Prisilėtinat? Nesupratom, ką parašėm. Pasirašėm 100 dešiniai 7 per trampliną, startuojam, 100 yra, dešiniai 7 yra, tramplino nėra. Po to 300. Nėra 300 irgi, žiūrim 100. Nu, tai supratom, kad blogai. Rašyk iš naujo. Rašyk iš naujo, tai toks, žinai. Nu, toks. Tiki, netiki. Nu ir nieks nelimpa ir viskas. Nu, tai nieko. Paskinį įsivažiavo? Ne, ir po to visą dopą, šitą paskutinį dopą 10, nu niekaip. Ir iš antro karto ir vis tiek ne. O prieš tai pusę velnio, ką žinau. Gerai. Kelinti dabar esate? 11. Absoliučiai kelinti. 11 nuo galo nebent. Optimizmų netrikdytas turbūt. 11 nuo galo, ne, tai dabar naujus ratus nupirko, sakė. Kai jis važiuoja, sakė, šiam ralį, tai jam pasakydavo. Kelinti nuo galo, sakė. Nu, Mariuk, randė, ne? Imk ledų geriau. Žiebę ten į maišą reikia dėti. Labai žiūrim visų. Patenų yra, žiūrėk. 11. Nuo pradžios. Supratau. Nu gerai. Nuo pradžios jau geriau. Roko Stepanavičiaus automobilis. Biški akis sugeda, bet bamperį, kiek suprantu, radot. Taip, ne, čia kitas. Kita? Tas žuvo. A, jį žuvo? Tas bet irgi ne pačius naujausias. Bet dar važiuoja. Važiuoja? Supratau. Tai kurioj čia vietai, kaip ryte, paliko? Nežinau, tai pasirinkti klausimą. Tai Jurkevičiaus vietas kažkur netoli. A, supratau. Čia iš gamyklos tikrai? Ką? Jo. Tai va, žodžiu, Chebra tvarkasi, darosi. Aras Kvedaras irgi labai greitai veikia. Pirmauja rally trofėje įskaitoje 2 sekundėm prieš Klaudą Pačinską. Kas čia keikės? Vadėda? Labs ar keli? Kelau. Tai kur tą bamperį palikai? Niekur, ant kelio. Ant kelio? Rimtai? Jo. Neatsimenu, kuris ten greičio ruožas, kur Vladelis laidą padarė, tai prieš tai yra tokie tramplinukai, tas toksai dešinys vienas pas mane per trampliną, tai iki to yra tokia tramplinas ir duobė. Tai mes į tą duobę ir jau sparnas kabaloja ir žmonės atnešė, tai sako, blemba, aš taip sako, nemačiau, jūs į duobę, buferis po mašiną, sako, skeveldras transportė. Kaip lėkės? Tai ramiai, nes mums taigi nereikia... Ten laikai, kai kurie buvo visai neblogi, mačiau. Ne, varom, kur saugu, žinai, varom, kur toks biškai kažkas ar kelias išgadintas, tai ramiau, nes mums pats supranti, mums jau to stimulo ir taip nėra. Gedimą radat? Kokį radat? 150 baltų laidų buvo gedimas. Tai keitėt ar Ne, tai neturėjom, ten tampėm, litavom, karpėm, darėm kažką, nu, pagadinom, bet dabar veikia. Tai pirksit naują? Tai ką? Ar su ta pačia valysit? Naują, nes, nu, nežinai, gali... Bet kada? Čia jau taip yra, o iš tikrųjų tai ta laidų pinė ėjo ant variklio dangtelio, kai kapotas linko, matyt, ją paspaudė, ją aš nepraplėšiau, kai paspaudė, tie laidai motorsportiniai tokia izoliacija plonytė ir matyt, jie kažkur, nu... Susijungia. Jo, nu, persipūdė. Supratau. Kaip tau? Taip. 50 turit? Turim. Turit, ko ateisiu. Nieko, man... Taigi tas rytas, nenubadimas. Taip, bet dabar galbūt geriau. Ateisiu, žinai, bet iš ryto taip pat. Jeigu lieps man pūsti, tai aš žinau, kas kaltas. Dovydas kontroliuoja visą situaciją. Bet sako, Giedriui, kad dabar imk, va, šaldytuvas yra, viskas tvarkoja. Tikrai 10 padangų. Kaip? Kaip? Gerai? Atsigavot po vakar šoko. Tai šoko nebuvo taip. Apmaudas, ne kažkoks. Biškut. Nežinau, šį sezoną nėra tokios labai motivacijos. Čia reikia kažką plėšti. Biškai kortą neina čia, ne? Neina visai. Supratau, bet eina kai kam kitam kortą žiūri. Arai? Nuo. Tai ko čia, lėkė taip smarkiai dabar? Kad neatrodo, kad lėkė. Bet žiūriu, pirmauji savo klasiai. Tai gerai, Nu, bet pernai, kai nebuvo su ko lyginti, atrodo, kad niekad tu ten gerą nepavarai, o šiemet, kelintas ralis, sau gal čia, gal tą tik ralį čia,
kitą vėl žiūriu, sikapojas. Nu gal sakau, čia tą, jau trečias ralis iš eilės, kai duodė Hebrai Kuprą ir ne tik kartu važiuoji, bet dar ir lyderiauji. Ką pakeitė, ką padarėjai? Daug darbo įdėjo. Čia vienintelis dalykas, kas raliai yra svarbu, tai tiesiog darbą įdėjo. Ai, mačiau, į Žiedą važiavai. Žiedą nevažiavau, bet prie simuliatoriaus daugiau. O susirašymus kažką dirba dar? Ne, aš, Karolis kitoj Lietuvos pusėje. Kitoj valstybėje gyvena, jisai Prūsijai. Rusijai. Jo. Tai, žodžiu, tai... Grinai simuliatoriai varai? Grinai tik simuliatoriai viskas. Tai nuo Aluksnės, man atrodo, iki Vinteralio ir Rokiškio labai daug prasidėjau, tada nuo Rokiškio iki Lazdijų irgi labai daug prasidėjau. Padėjo tuos simuliatorius? Nu, panašu, kad padėjo, Nes aš tai biškai skeptiškai žiūriu tos dalykus. Tai jeigu šitam Aluksnei žiauriai stipriai butikių praradinėjau, tai va, Lazdijos ir viskas kaip ir gerai, ne? Tai parodo, manau. O po to po Lazdijų šitą iki, kas ten, Žemaitija, visiškai nesidėjau, nes per daug jau buvo, biškė. Kaip čia darai, kaip čia rašai? Žmonai ataskaitą. Žmonai, ai. Vis sakau, verti, žinai, iškart į English, kaip ta sekretorė rašo. Tai koks planas dabar? Važiuot taip pačiai. Tai žodžiu, dar pabaigtą mintį, kur anksčiau pradėjau, tai iki Žemaitijų nedėjau tiek daug laiko prie simuliatorius ir iš karto pabėgau. Dabar vėl įdėjau vėl arti. Nu, bet šaunuolis. Parodo. Dar pasakyk, žiūrom, kiek tu metų? 17 dar. 17. Kada teisės gausi? Šiemet ar kitą metą? Šiemet. Šiemet? Kada gimtadienį? Mėnesį, nu. Ai, už mėnesį jau nebereikės to persidinėti iš vienos pusės gyvą. Laukiu labiausiai. Ok, nu tai ką, gerą raliuką ir kad teisės iš pirmo karto išlaikytum. Teorija jau iš pirmo, tai važiavim praverk biškį ant rakinuką, ir sakai, va, parkuok, sakai, žinai taip, kaip būna per filmukus. Ir čia sakai, išlaikiau. Hebridė, nesupykit gerai, aš vieną biškį tą prasinėžtą. Ačiū. Prašau. Mariaus Vėgėlis, Mitsubishis. Nu, paklausim, meistriuką. Tai kaista ar nekaista? Einam duoti kaistą, kitam nekaistą, tai nežinau. O, tai kaip ir neaišku, ne? Neaišku, dabar uždengiam tarpus nuo radiatoriaus, tai... Žiūrėsiu dabar, ar geriau bus ane. Jo, bandysiu. Tai gal greitesnį topulį, tai nekaista. Nuo vairuotojo kojas priklauso. Ateisiu paklausti, eis paklausti. Januks žiūri YouTube. Kaip lėkėsi bernekam? Puikiai. Su ragana? Ragadaujat? Pilna rankena. Žinai, kad yra grupas tik 10. Minučią. Gali būti. Taip pat rampina. Jo. Viskas gerai? Kelinti klasiai? Tai purtėm tau 10? Ne? Ne. Galbūt lėti purtė, bet bandau nagezėdžius neatsilikti. Duoda biškai? Duod, bandau dadėti lempą, nedaro daug klaidų, tai labai gerai varo, na. Jaunims ateina, na. Senstam, jau. Jo. Ką darysim? Taip, gerai, Hebrytė, davai, iki. Taigi, Martynas Samsonas, o mes jau einam į regrupingą, kur tik 10 minučių turim, tai pilam kūrą ir lekiam į sekančius greičio ruožus. Vytautas Švedas laukia savo eilės įvažiavimą į uždarą parką ir mes jau gazuosim neužilgą. Taigi, užpilam kūrą ir važiuojam į 11 greičio ruožą, pravardžiuojama Viekšniai. Hebrytė, davai, atsargiai. O mes dedame šalmus, jau dalis į šalmų ir gazuojam greičio ruožą 11.
Taigi įvykėm 11 greičio ruožą. Nebuvo labai geras mūsų greičio ruožas. Taip, nuo Firkos gavom 4, nuo kitų dar daugiau. Tamašauskas gal nuo mūsų truputį atsiliko, bet iš principo labai gaila, bet Deividas Gezevičius stovėjo greičio ruožę, rašo technikal, tai neatlaikė jo Fordukas tokio tempo. Labai gerai Deividas minė, davė gerą kovą, iš tikrųjų buvo labai smagu su juo lenktyniauti. Bet dėja, Deividėlio nebėra šiandien lenktynių tarpe. Tai pakilom į 3. vietą, už mūsų Giedrius Firantas dabar atsilieka 10 sekundžių, tai manau, kad jisai dabar jau atakuos. Mas liko dar 4 arba 5 greičio ruožai. 5. Tai žodžiu, dar viskas prieš akis. Dabar reikia išlaikyti mums 3. vietą. A ne, Daliuk? Važiam? Kaip tu tas greičio ruožas? Šudinai. Šudinai geras žodis. Sakiau, pirmas ir šitas, 2 šudiniausias. Jo, šios dienos dopai. Pokalbiai prieš startą. O tas video, kur reikia baisiai, tai ten Alekna? Taip reikia. Taip. Dėl ko ne... Jis taip skaito, ar dar kas? Stengiasi. O dabar, kai su to jaunuoliu važiuoja, irgi taip pat? Nieks negirdėjo. Bet, kaip sakyt, neišmušė iš... Bet viską girdėdavau užtat. Kairis 3! Tai žinai, kad tikrai 3. Nesuprasi prigavornikė, ar pajungti ar ne. Vaidai ramiau. Geri laikai buvo. Ja. Ką, laukia vienas sudėtingiausių greičio ruožų. Bajorai. Pirma dalis labai lėta, antra dalis labai greita. Yra buvę ten ir out of road. Tikiuosi, šį kartą bus viskas gut. Giedrius visą dieną šūdą malę, ant galo pradėjo minti. Pamatė, kad priekį dėdė.
kai nebeliko konkurento, atrodo, kad minu, ne? Jo. Visi krita. Žiūriu, nebėra dabar Justas Ivaškai paslydo šlapioj vietai, tarp medžių guli ant šono. Gaila Justuką, bet dabar senėliam atsirado intriga tarpusavį pagalvoti, ne? O 5 sekundės ralis prasidėjo. Dabar tik prasidėjo, jo, tau Giedrius vėjasi, nors lyg abiem 5, dabar įkrovė 5, prieš tai 4, tai kažkaip motyvacija auga, matau. Spausdė. Gerai pasimatuosim, nu, okei. Tai va tokias takėlės. Jau galvoju, reiks atsipalaiduoti, ne velnė, Giedriukas užguldė ant pedalo. Dvyliktas, 13 don. Kaip to vaidėlį, ta siaura dalis šito greičio ruožo? Kitra. Jo, ir tokių apgulingų vietų. Varai, tokie užtukai. Man toks jausmas, kad sukibimas vėl toks kaip yra namiškė, toks nelabai patikimas. Ir siauroka, irgi tokie grioviukai tokie, kur... Plačiai nepaleis labai. Ne, ir taip nesmagu taip. Bet saugiai varas, viskas gerai, ne? Nu kaip, sąlyginai, žinai, norisi visai neatsileisti. Jo. Tai atsileidi, tada šūdas gaunasi. Tai. Būna. Iš patirties jau žinai, ne? Tai stengiuosi, kaip sakyt, tiesiog ten, kur jau atrodo jau tikrai pavojinga, tai nusimet. Supratau. O šiaip tai varom normaliai. Supratau, nu tai gerai. 40. Paklausim Pirkos, kur gavo 6 sekundės. Giedriu, kur nusiveikiai? Nieko, atsargiai važiavau. Eina, vėlakai, kažkur jau nuslydai. Ne, pirmą sankryžą taip užvėlavo, nu miškiukę tą statą. Jo. Tai ten atbulijau, važiavom tą, nu, per greitai įlėgiam, paskiau biškiai užvirė šūdas. Antrą tenais taip gražiai užstačiau ir pritrūko nosis vidum. Eik tu savo. Aš antrą nedačiu žvirgi, ten tankaus. Piesti tada tai atbulinį, tai tą paskiau vėl kažkaip tą sankryžą ten negražiai. Sankryžą aš irgi perslydau. Nu, atrodė taip anksti pradėjau stabdyti ir plys paskiau. Tai atbulinį teko jums? Teko. Na tai dar viskas aišku. Toks per 3 kartus, žinai. Šitai medžiai? Jo, kokį 15 sekundžių. Eik tu malaka. Oi, sen trintalsu. Ką, mūsų laikas. Taigi Giedrius padarė kažkokią klirkytę, jungia atbulinį, bet prarado labai nedaug, tik 6 sekundės, tai mums kaip ir tai biški į naudą, kovojant dėl antros pozicijos. Tai ką, buvo regrupingas, dedam šalmus ir lėkiam jau į greičio ruožą. Giedrius vienas irgi atvažiuoja, kartuosim dabar 12-13.
Tai ką, dar vienas greičio ruožas, vėl Giedriukas mum įteškė 1 sekundę. Ne, neįteškė. 40, jūs 39. Dalis sakė, liktai, kad jūs? Ne, sveikinu su 2 vietą. Jau, aš jau žinau tas tavo baneris. Jau džiaukitės, aš tai nebemėgti, jau lėkęs. Oi, bet kova gerai gavosi dabar. Nepriminsiu, dabar tikrai greitai, jeigu sekundę gavau, tai čia jau nieko nebeprisiplėšiu. Jo. Nu, bet žodžiu, taip, arti esame, ne? Kaip ir forma grįžta. Jo, gerai, kai greitesnių nėra, tai atrodom gerai. Jo, tada dėl antros reikia, kaip pažiūrė, žala jau prieki virš minutės. Na jo. O mes ką, Daliukas išvalys ratus ir važiuosim į 15 greičio ruožą. Vidury mišką pagavom Rokas Kapanadžį. Rokelį? Taip. Žiūriu, jis baigėsi gazuoti jau, ne? Patruputį. Bet saugom. Saugom? Atkarpom važiuojam. Čia buvo VIPas, žinai, kur ten dovė visokie žmonės, mūsų žmonės. Reik paminti tada, ne? Lemą ten per tos kraštus. Bet ir tam greitam irgi matyti gerai pavarė. Jo, šiaip tai viskas neblogai. Fainai, taip gražiai. Antras laikas tam greičio ruožė, ne? Supratau. Tai jau kaip mašinytė jau nebetrūkčia šiandien? Ne, šiandien tai viskas gerai. Tai reikia nusispjaut, kol kas tai viskas veikia. Be problemų. Pavo stage lėksi? O nėra prasmės, jūs lėkit čia, jūs turit reikalų, spręskitės, mes pažiūrėsim, jeigu ką padėsim ištraukti iš grevių. Mes su Firkai ėjom pasitarti, ar dėsim naujus padangas, ne? Tai dėkit, investuokit, čia raliai. Firka sako, nedėsi. Tai arba susitarkit kartu, jeigu nedėsi, tai nedėkit abu. Jo, paskui žiūri, iš tą paskui traukia naują, žinai, deda. Ai, bliam, žok, buvo kažkaip, ai, pasikeisi, ne prie starto. Ne, nedėkit. Aš ir galvoju, kad pataupysim ir... Šiaip tos padangos šiandien visai gerai laiko, vakar daugiau dyla negu šiandien, ne? Vakar ant asfalto, kas guli. Jo, su čerdžinom. Jo. Tai va, tai Rokiškai pamatysim tai? Ką žinau, tai galimai. Galimai lauksim. Galimai pamatysim. Mums tai, žinai, stimulo labai daug nėra varyt, bet, galimai pamatysim. Mašina yra, vis tiek. Tempas yra. Mašina yra, bet tą mašiną gali išvežti į Ispaniją, Portugaliją pavaryti, žinai. Tai tas ant to gaunasi. Pasižiūrėsim. Gerai, pažiūrėsim. Nes visi žiūrovai irgi norėtų pažiūrėti, kaip tu važiuoji. Tai gerai. Iš lauko matau ir matau vidurį. Žiūri, gal padėti uodus vaikus. Galia. Su kamera. Žiūri, su šėduku vienodai eina dabar laiku, bet greičio ruožasi. Kažkaip antrą dienos pusę suko tą. Ir vėgėliai visi ten pusę sekundę sugreitė. Konkurencinę kovą, tai taip aš nežinau. Vienu momentu pagalvojau, net ar čia mano amžiui to reikia. Kaip senais ten grupės laikais, ne? Būtent. O mašinis gerai dabar, ne? Jo, visai gerai. Ir atrodo, kad mums geriau pasidarė. Antroji dienos pusė. Pramušė. Žinai, galbūt mūsų, kaip tu ir sakai, mūsų greičio ruožai. Tenais, kur reikia daug greičio, kur yra ten tų tokių dešinys 1, tramplinas 50, kairys 2, vėl ten, žinai, tramplinas 10, dešinys 1, 0 ten plius. Ir eini. Eini ten tu, žinai, ir vinioji, nieko nekalbės. Tai va čia mūsų karuselė. Sve gerai einu ruoštis, pasimatysim kaip. Taigi, kasti storų Ramūnas Čipkauskas šturmanas. Štai. Matas Valiulis jau ruošiasi, einam ruoštis ir mes.
suvažiavom jau ir 15 greičio ruožą. 15 greičio ruožų už nugaros, tai liko power stage'as, 16. Prasileidom 1 sekundę Giedriui Firantui šitam greičio ruožą, kadangi vienoje iš pirmų posūkių lėto tokio kairio, nežinau, neužsuko priekis. Iš pradžių per daug užsukau, paskui dariau paties, nu žodžiu, grybą papjau, paskui toks nervuotas biški važiavimas buvo, kol nusiraminau ir tai, kaip sakyt, be klaidų nepavyko. Bet... Du neužsukam, jo, tai va, 2 posūkius neužsukam. Tai dabar bendroji nuo Giedriaus Firanto mus skyrė, parodyk daliau. Mūsų 2-3, Firkas 3-6, tai 13 sekundžių. Vienas greičio ruožas ir Giedriui Firantui teks smarkiai pasispausti, vadimas pavyti. 17 km per sekundę, viskas įmanoma. Taigi reikia neatsipalaiduoti. Kol Dalius plauna mašiniuką, paklauskime Ernesto. Ernesta, tai kokia funkcija yra tavo šitame ralyje? Mano labai gera funkcija, viską prižiūrėti, kad viskas veiktų. Ir kaip sekasi? Nežinau, kol kas neblogai. Už plovyklą irgi atsakingas, ar kaip čia? Kol įsivažiuoja pradžioje, kad viskas vyktų, užsikurtų, neprivažiuotų gyventojų plauti šiuo momentu, kad būtų kuo daugiau laisvų vietų, o paskui vėl ištapo. Kokių dar darbų buvo šitame ralyje? Kokie sunkiausi darbai galbūt? Tai žinai, visi organizaciniai tie reikalai yra sunkus, kad kai daug žmonių, kad viskas teisingai veiktų, tai viskas nėra lengva. Koordinuoti. Tai tekant ką nors parėkti. Stengiuosi nerėkti, bet mano gal iš veido daug kas gali nuskaityti tą emociją, tai užtenka pažiūrėti. Žodžiu, didelių problemų kažkokių neiškyla, ne? Kol kas dar netikėkimės, taip ir bus, nedaug liko. Mes ir to tikimės. Gerai, iki. Šturmanas plauna, vairuotojas plauna. Šturmanas plauna. A kas plaus Vytautai Švedai? Vytautai Švedas. Ką darot? Vaškavimas dabar jau vyksta, jau gerai. Jo. Ar lengvai pasirašo jūsų šturmanas ant plovimo funkcijos? Oi, aš manau, kad reikia, žinai, kaip ta, sako, ta žąsina, kad reikia nušerti, o po to jau pjauti. Primaitėdė. Gavytė, prašau, atsiprašau, gal atidaryti susirašymą, viską, žinai, pasidėti tą tokį, o čia kaip pasikloji, taip išvengti. Taip. O bet kai jau reikia eit plauti, sakyk, jau griežtų balsų sakai, ar taip jau gražiuoji, sakai, buvo geras, tai. Pradėkim nuo to, kad jis man neduoda plauti. Ai, neduoda? Ai, baltarangis nelabai moša. Jo. Sako, už €1,5 2 mašinas. Su savo kibiriukui, ne? Taigi, tik tai Žilvinas žino, kaip gerai ir nuplauti ir ekonomiškai automobilį. Taip, viena, aš esu specialistas ant plovimo, šita funkcija viena iš geriausių funkcijų yra. Ar kas taip neblogai sekasi? Labai neblogai sekasi, žinau, kad kiekvienas krislelis svoris. Jo. Taip. Einam jau tavo pataginti. Jo. Einu paraginti. Jau Sakalauskas nori plauti. Sakė, varyk. Nu, parvinas visas dalykai, ir vėl apsitaškis. Bet vis tiek organizatorius šaunuolis suteikia tokią galimybę, ne? Jo, bet vis tiek mokėjai. Mokėjau po ralio, sakiau, susimokėsiu. Kaip galėsiu. Sausainiais, ne? Jo, organizatorius nemokamai suorganizavo automobilių plovimą. Tavrasi, plaunu pats, bet nereik mokėti už vandenį. Gali plauti ir mechanikai, bet kadangi... Nes savo mechanikas... Mechanikas gali atvažiavti. Taupom, gerbiam, kėdom, tai plauna pats, kaip plauna šturmanai. Vytautas Švedas labai giriasi, kad jo šturmanas gerai plauna. Mūsų laikas, už minutės, ne? Važiuojam, į Feriksą. Mes jau regrupė, Vaidotas Žala jau pilasi kūrą.
Startuosim Power Stage kas 2 minutės tarpą turėsim. Tai jeigu bus ir dulkės, tai jos turėtų nusėsti ir nebūti kažkokių didelių problemų. Štai visi rikiuojasi, visi ruošiasi. Giedrius Vyrantas irgi nedėjo naujų padangų, nors pas jį padangas rodo gan neblogai palyginus su tuo, ką mes turim, bet, kaip sakyti, sąlygas visiems vienodos. Susitarėm, vadinasi, susitarėm. Ką, lėksim. Kada mūsų daliau? Kem 2. Toj lėksim. Laikam čiurikas. Tyluma, ramuma. Visi susikaupė, ruošiasi paskutiniam pastardymui. Neslėpsi, jaudinosi. Nes Power Stage'as toks tikras Power Stage'as. Žiauriai sunku. Žiauriai sunku. Kas iš to, kad tu pasileisi? pasirodymas, kaip visas ralis jums, kuris tikrai buvo nelengvas, su daug įvairių kovų, gražių artimų kovų su varžovais. Tikrai ralis buvo sunkus, daug skirtingų greičio ruožų, visas trasas naujas. Niekas nevažiuota arba važiuota prieš 1000 metų, tai praktiškai tas pats kas nieko. Labai sunku, šitas greičio ruožas buvo labai įspūdingas, labai greitas, su lėtomis sekcijomis, tai
Nepadarėm čia kažkokios didelės klaidos, galbūt kažkur tai atsileidom, bet ar išbarstėm laiką, sunku pasakyti, bet svarbiausia mes finišė ir esam labai laimingi. Labai graži kova buvo su Deividu Gezevičiu, pačiam gaila šiek tiek pasitraukė pagrindinis aksomobilis. Aišku, visų gaila lenktynininkų, kurie patyrė kažkokias tai techninis gedimas ar avarijas, tai tikiuosi, kad jie susikaups, susitvarkys ir grįš į kitą ralį stipresnį. Sveikinimai Giedriu dar kartą. Ačiū jų. Giedriukas, malačiai, liuks. Geras. Savo chibros sakyti ten kažkaip. Gerai. Ką, dedam šalmus ir lekiam. Labas. O, vaikai. Ačiū. Palaikysiu, neš dalį. Ačiū. Giedriu. Gerai, kad nepavėdėjai. Giedriukas, čia visokių buvo projektų prigalvojęs. Maladės. Ačiū. O, Giedriu, ačiū. Vaidėlė, nespėjau prieiti, sveikinimai. Atlaikiau. Ramiai balkiai, žinai. Jo. Ačiū. Gerai, kad rezervą biškį. Jo. Būtų kelnaitės pilnos. Ačiū. Tai ką, labai smagu, labai gražu. Ačiū visiems, kad buvot kartu su manim, kad palaikėt, kad sirgot. Giedrius Pironis biškį nusiminęs, bet kaip sakyt, tokia ralio dalia, ne dalia. Sunkiai buvo, bet atsargiai, reikėjo ir atsargiai, ir saugiai, ir ne per lėtai, tai kiek galėjom, tiek važiavom, o dabar lekiam į Sėris ir uždarą parką. Tai ką, ačiū visiems, kad buvot kartu šitą sunkų ralį, iškovojom antrą vietą, liko grįžti iki Sėris, tikiuosi bus viskas gerai. Tai ką Daniukas dar norėtų pasakyti? Nieko, pavargau. Tikrai sunkus vargintas ralis, tai turėjom biškį techninių problemų. Vairo kolonėlė atitruko nuo traversą, liko ant dviejų varžtų, tai važiuojant maršką biškį nesudarė posūkis, bet kaip sakyt, viskas gerai, mes finišė. Tai ačiū, kad palaikėt, kad buvo kartu su mumis ir kitų kartų. Ate? Iki.